Sveiki visi, dabar noriu papasakoti jums apie savo kelionę į Turkiją. Ištryniau netyčia įžanginę video, kuomet aš buvau statyti, dabar matote Londono vaizdus. Jie keičiasi vienas po kito, dėja aš per savo kvailą galvą praradau, nežinau kodėl, dėl to, kad buvo per daug vietos ar per mažai vietos. Ir tiesiog, jum yra oro uostas, pilnas žmonių. Nėra netgi vietos, kur musiai nutūpti. Tai va šitam visam chaose aš dabar turiu išsiaiškinti, kur man atsisėsti. Visų pirma, kad pasėdėti ir palaukti savo skrydžio. Bet man atrodo geresnė idėja bus, jeigu aš pastovėsiu. Einu į autobusą, kuris mane nuveš į Stambulą. Einu atsisėsiu. Dabar žmonių čia prisės labai daug. Lėktuve. Laptops and any other large electronic devices should now be safely stopped for takeoff landing and always whenever the seatbelt sign is on. Charging electronic devices aboard is forbidden. Dabar lipsim į autobusą ir važiuosim į Stambulą. Ir nežinau kiek, nei kaip, nei kas, bilietuką nusipirkau. Tokį. Ir lipsim į viskas, skrisiu į galą į valio. Važiuosiu susitiksiu su žmogum, kuris manęs jau laukia nekantrai. Taigi kol kas tiek. Susitikom su žmogum, kuris manęs nekantrai laukia. Išgėrėm alaus, vaikščiojom po Stambulą, štai matot vaizdus. Čia yra prie mečetės, kur aš prikolinu. Ir tiesiog labai fainai. Jum ir Stambulo mečetė. Pasigrožėkite, esu aikštėj. Ir ponas kviečia į maldą pasimelsti, bet aš kadangi meldžiuosi tik vienam dievui, savam, tai kvies nekvietęs manęs neprikviesi. Jala, nebegėduokiu. Čia esu kapinėse, Stambulo centre, tos kolnos yra kapinės. Toliau einam prie Žydrosios mečetės, pati įspūdingiausia mečetė turbūt visame Stambule, o mečečių ten yra virš 3500. Taigi matote vaizdus, tos arkos, kolonos, kupolai, aš nežinau kaip čia pavadinti, bet įspūdingai labai gražiai atrodo. Ir po to mes nuvarė pavalgyti į restoraną, radom tokį balkonėlį. Ir labai gerai ten į 3. aukštą užlipau, tam balkonėlį sėdėjom, valgėm, ten šašlykus, ten mėsų keptų, belę, ko visiškai įspūdingai. O čia naktinis Stambulas vėl, mečetės, tos, nežinau, aš aplankiau gal 6-7. Oi, atėjom čia. Radom vietą. Gėrimuks, rauginti agurkai, kopūstai, burokėliai. No, maybe later. First, yes, United, whatever. Žodžiu, noriu pasakyti, kad šitas gėrimukas įspūdingai skanus, tai yra raugintų rasaliukas. Čia matote naktinį Stambulą, tai yra, nežinau, viename krante kablys, kaip sakoma, kitame grožės. Įspūdingas vakaras buvo, visada pasivaikščiojom ir dabar ragaujam granatų sulčių.
vyrukas vietoje mum jas daro, sultis buvo labai rūgštokas, gal sakyčiau, bet sveikos. Taigi bent jau paragavau to vietinio kolorito. O dabar mes grožimės Stambulo mečetėmis, kurios tikrai įspūdingas. Tai, man atrodo, vienintelis architektūrinis šedevras, kuris atvykom į autobusų stotį. Kaip matot, autobusų stotis tai sveika. Ir važiuojam į Izmyrą. Savo iš ilgai laukto kurorto. Autobusas labai kokybiškas. Už lango vaizdelį tikrai kokybiški. Tiesiog mėgaujamės gražiu oru ir kelionę. Atvyksim, parodysim, kaip ten atvyksim. Atvykom į Kušadasi kurortą, tikrai ten į apačią labai daug mylių nuo Stambulo. Ir oras gražus, palmės, bananai, saulytė, alus, čia yra visai kita aplinka, tai ne Stambulas, tai tiesiog kaimas, kurortas, kur visai kitas klimatas, kiti žmonės, visai kita aplinka. Taigi nemaišykit Stambulo ir Turkijos, tai du dalykai. Štai aš čia priešai savo viešbutį. Čia yra mano viešbutis, Kušadasi, Palmin Hotel, rekomenduoju visiems. Čia yra paveikslas viešbutį, kuri kabo ant sienos. Ir daugmaž tokie vaizdai iš to viešbučio, iš viso aplamai super viešbutėlis. Čia pliažas yra, vadinasi Ladies Beach. Va, prašom, vaizdas pro viešbučio langą. Vat jum ir Turkija, prašau, atostogaujam. Ir nematom vargo. Įspūdingai gražu. Nu ir mes su Antonu pro viešbučio balkonę tokį savo leidom pasidaryti tokį išgėrimo vakarėlį, kur mūsų fone tokie vaizdai. Mes ten sėdėjom vakare, klausėmės muzikos, gėrėm viskio. Nu, mes jau viešbutį. Va, atvažiavom, labai gražus viešbutis, gražus priėmimas, labai gražus. Ir labai maloniai mumis aptarnavo. Į 4. aukšte esam, vaizdas pro langą superinis. Žodžiu, labai esam patenkinti, viskas ok. Važiuojam su liftu. Va, matote, viešbutiniai vaizdeliai, va tokie kaip filmuose būna. Žodžiu, viskas super duper. Varom karočią dabar į baseiniuką, išsimaudyti ir pavalgyti, dar kažką atsigerti. Nu, kaip matote, vaizdas tikrai superinis, viešbutis tikrai 4 žvaigždučių pateisino, va, matot, palmės, ten keli baseiniukai, netoli jūra, va, pastatas, kaip matot, super aptarnavimas. Va, noriu pasidalinti video iš balkono mūsų viešbučio, nerealiai gražu. Žmonės va, žaidžia, baseiniukai, niekas neplaukia, nes jau vakaras, jau visi prisiplaukėjo. Palmės auga. Ir noriu išreikšti susižavėjimą šitą padavėją, įspūdingai mums aptarnavo, labai graži, žavi, Berčiu, ačiū tau. Va, atėjom pas vietinius turkus, mums padarys dabar mano užsakymą. Va, čia yra faršo konteineris. Ir dabar jie mums padarys užkandėlę. Va, žiūrėkit, va, hop. O, fantastiškai atrodo. Kaip gražiai. Very good, my friend. Very nice. Yes. Super. Taigi jis man daro kažkokį paplotėlį, čia burėką, nežinau netgi kaip jį pavadinti. Bet man atrodo, čia bus labai skanu. True handmade. I make video very good, very nice guys. Yes. Professional. Turkish food. Kušadasi. O, bravo, bravo, maestro. O. matot, kaip žmonės juda. Vat kur yra maisto gaminimo technologija.
o ne Anglijoje ten čipsai ir vištienos sparneliai, kur aliejui įkepiama yra. İçeride abi atıyorum. Kuş geliyor. İçeride atıyorum şimdi. Tai vat, pasimokinkit, kas norit atidaryti naują maisto verslą. Nu vat, kaip ir Benziyoruz birbirimize, sizi görüyoruz. pagaminamom pizzą. İnşallah bereketli olabilir. Nu, žodžiu, aš dabar nefilmuosiu, bet aš manau, kad tai yra nerealiai skanu bus. Ir aš dabar pavalgysiu va šitą visą reikalą. Ir tai yra unikalus turkiškas patiekalas. Fantastika. Matot, yra vat, vagonėlis pilnas arbūzų. Tai čia yra ok Turkijai, bet kai vat, padarė man galų gale va šitą patiekalą ir aš kai jo atsikandau, aš pajutau, kokie ten yra skoniai, aš supratau, kad vargšė Anglija, tavo kulinarija yra tokioj gilioj šiknoj, kad tau iki Turkijos, kaip man iki kiniečių sienos. Taip, va šitas va, suktinukas su natūraliu mėsos padažu yra nerealiai super duper skanus dalykas. Vargšė Anglija, pavydėkit, jūs tokio niekada nepavaragausit. Einam pasivaišysim, dabiškai, čia kol kas matau dar saugu, piktų žvilgsnių nėra. Taip kad, va, ponas Katinas išlindo pasisveikinti. Nu, dabar žiūrėsim, kas mūsų laukia. Ten taip, o čia taip. Va, mergina Taigi gražiai. flavelas labai įspūdingas reiškinys, ten gali nesvarbu ką pamatyti, kur nueiti, ten tu esi tokiam pasauliu, kur tu niekada nežinai nei kas, nei kur, nei kaip. Ir tu eini tiesiog vaišinant tokio vaizdą, kaip du kruiziniai laivai prieš tave stovi. Tai yra wow, tai yra nerealiai super įspūdinga. Kušadas į. Nu va, kaip gražiai atrodo du kruiziniai laivai, jūra, tolumoj kalnai. Turkijos vėliava, matot, vat, šmėžuoja. Nerealiai čia iš viso, va, taip va, vaikščiot po šitokios, vat. Ir kai pagalvoju, kad čia mes praėjom pro tokių ubagų kvartalą, favelinį. Nu, vaizdas tikrai nerealus. Vaizdas nerealus, matote pilį saloje, šalia pilies valtelės, aplinkui Viduržemio jūrą. Iš viso mums čia įleido į tokią gatvelę, apsauginis policininkas, čia matot, nei vieno turisto nėra, nes jo čia ir būti negali. Bet mums įleido ir mes va grožimės šitų nuostabių vaizdų į pilį. Ir eisim aplankyti, pažiūrėsim, kas ten per pilis. Laivai irgi ne ką mažiau įspūdingi. Plaukiam su laivu, vat, šitas miestelis, Kušadas, vat mūsų laivelis. Ir ten yra pilis va šitoj saloj. O mes tiesiog plaukiam, geriam alų ir viskas super duper. Nu, su laivu paplaukėm nerealiai įspūdingai, laivas labai siubavo, bet buvo super. Ir dangus, pažiūrėkit, kokios spalvos dangaus. Man patiko laivo kapitonas, sako, ateikit, alaus yra, eikit, alaus bus, eikit, plaukit su mano laivu, davai. Nu, mes taip sakom, davai varam paplauksim, jeigu alaus yra, tai paplauksim. Tai ir paplaukėm, bet į dangų kokį įspūdingų nufilmavom, tai šakės, labai žiūriai patiko tas pasiplaukėjimas. Noriu parodyti jums dangaus oranžinių spalvų koloritą. Nerealiai gražios spalvos, pasigražėti. Matot, yra debesis tokie labai ploni ir kažkokie oranžiniai dalykėliai aplink juos ir jūra. O čia yra pilis, kurią mes plaukiam, kuri apšviesta, nerealiai gražiai atrodo. Matot, va. Žodžiu, plaukiam, visi laimingi, dangus gražus, pilis dar gražesnė. Gyvenimas gražus.
Aš nerealiai laimingas. Nu, paplaukė, grįžome atgal į viešbutį, pavalgyti po tokių maistelių. Aišku, dar čia prifilmavom. Neatsimenu čia tą dieną, va čia žmonės nardai žaidė, čia vietiniam kaime hebrytė sėdėjo. Nu, mes grįžome į savo viešbutuką, biliardą žaidėm, labai gerai laiką leidom, tiesiog va, taip ateini, pažaidži, pageri, paskui pavalgai vakarienę, va. Paskui nusprendėme, mes nusipirkom moliūgą, draskėm jį su virtuviniu peiliu ir va, matote, jeigu šone yra granatos sultys. O čia jau vakarinis vaizdas pro mūsų balkono langą, tai įsivaizduokit, va, čia aš va, jau granato vyno, meliono. Va, vaikštom kažkur pasaulio vidury tarp kalnų. Einam į Efeso miestą. Ir nelabai žinom, kur čia eit, bet tiesiog einam į nežinę. Ir turbūt ateisim kažkur. Čia nerealiai gražu, šilta. Ten matot, yra kriaušių plantacijos. Jo, smagiai mes čia keliaujam. Tik svarbu iš čia saugiai atgal iškeliauti reikės. Tikiuos pavyks. Nu va, mes ir Efese įspūdingas, tikrai senovės antikos, ne romėnų, graikų miestelis, kur savo dydžiu įspūdingai, protu tiesiog nesuvokiama, kaip buvo įmanoma tai pastatyti. Tai yra nerealu. Įsivaizduokit, visas miestas iš granito marmuro išražinėtas visokiais ten raštais. Ir kaip mes diskutavom, negi kažkoks senas barzdylas su plaktuku ir atsuktuviuku išrašė tokius dalykus. Ne, tai buvo kažkokios stebuklingos technologijos tais laikais. Nes tokį pastatyti iš akmens marmuro, kuris kietas, aš neįsivaizduoju, ar šiais laikais iš viso su dabartinė technika. Nu va, amfiteatre tai nereali akustika, žmonės ploja, kiti dainuoja. Visi selfinas, fotkinas. Bravo! Nerealiai gražu čia. Einam toliau nuotykių ieškoti. Taigi, pažiūrėsiu į architektūrą, į tas kolonas, į tą aukštį, dydį ir aplamai viso miesto mastelį, tu užduodi savo klausimą, kaip, kas, kodėl, iš viso nerealiai neįmanoma. Vat. Aš paprasčiausiai neįsivaizduoju, va, kaip va, tokį grožį galima sukurti. Pažiūrėkite šitas kolonas, į šitą aukštį. Kaip tais laikais, antikinis prieš 1000 metų, žmonės statė va tokius didingus pastatus. Ir va čia nėra tiesiog kažkokie griuvėsiai, tai yra didelis miestas. Nu, po šio įspūdingo senovės graikų antikinio miestą mes atvažiavome į kaimą Selčiuk pavalgyti maisto ir po to nuvykome į Izmirą. Štai matote dangoraižį, kuris tokį apšvietimą nesu matęs nei Londone, nei niekur kitur. Ir po Izmiro mes naktiniu autobusu jau važiavom į Stambulą. Nu va, vėl vaikštam po Stambulą paskutinę dieną, dabar užsisakėm Bosforo turą ir plauksim per Bosforo sąsiaurį, žiūrėsim į šonus, visokius grožybės, pastatus. Žodžiu, vaizdėlis labai gražus. Nu va, plaukiam, gražiai mečetėm, Stambulo vaizdu. Gan ir neblogai atrodo visai. Manau, kelionė bus smagi. Pasiplaukėjimas.